Prija pažvelgė į save veidrodyje ir atsiduso. Jos oda jautėsi blausi ir pavargusi, net ir po to, kai ji išmiegojo visas 8 valandas. Ji buvo išbandžiusi kiekvieną brangų kremą ir kaukę, tačiau pavargusi išvaizda nenorėjo dingti. Norėčiau, kad mano oda vėl galėtų tiesiog švytėti, mąstė ji, jausdamasi šiek tiek beviltiškai. Jos motina, Lyla, pamatė jos liūdesį ir nuvedė ją susitikti su draugiška mitybos specialiste. Mitybos specialistė, Dar Anil, paaiškino, kad tikrasis švytėjimas prasideda iš vidaus. Jis pasakė, paslaptis yra ne stiklainyje, o 5 paprastuose vegetariškuose maisto produktuose. Pirma, špinatai. Jie pilni pagalbininkų, kurie atstato odą. Antra, avokadai, kurie turi gerųjų riebalų, kad oda būtų minkšta. Trečia, graikiniai riešutai, mažos jėgainės, kurios kovoja su paraudimu. Ketvirta, saldžiosios bulvės, batatai, kurios apsaugo jūsų odą nuo saulės. Galiausiai, uogos, tokios kaip braškės ir mėlynės, pilnos antioksidantų, specialių pagalbininkų, kurie apsaugo jūsų kūno ląsteles nuo pažeidimų. Prija pradėjo įtraukti šiuos 5 elementus į savo kasdienius patiekalus. Ji iškeitė traškučius į graikinius riešutus ir pradėjo dieną su špinatų ir uogų glotnučiu. Vos po kelių savaičių pokytis buvo akivaizdus. Jos oda buvo lygesnė, šviesesnė ir tikrai spinduliuojanti. Tai tarsi radau natūralią šviesą savyje, ji laimingai pasakė motinai. Brangūs kremai buvo pamiršti. Jūsų oda yra jūsų sveikatos veidrodis. Maitinkite ją paprastais, galingais maisto produktais ir stebėkite, kaip ji švyti. Jūs turite galę sukurti natūralų švytėjimą iš vidaus. Dabar prenumeruokite ir pakomentuokite savo mėgstamą maistą odai su Lithuanian Repo.